Sveiki, mes esame Tu ne vienas, aš esu vedėjas šito šou. Mano vardas yra Ugnius Butkevičius. Aš esu Elija Žilinskaitė ir padėsiu Ugniui vesti šį podcastą. Aš esu Gabrielė Sudžiūtė, esu čionais, kad prisidėtų prie savo draugų. Aš laisvalaikiu mėgstu užsiimti daug kuo, esu žmogus labiau prie meno. Domiuosi muzika, piešiu, domiuosi filosofija, psichologija ir aplamai mėgstu mąstyti. Aš tai ir labai domiuosi muzika, man patinka visa šita kūryba, mėgstu piešti, mėgstu groti. Aš asmeniškai netiek daug domiuosi muzika kaip mano draugai. Aš labiau mėgstu klausytis jos. Mano meno dalis labiau eina iš piešimo. Taip pat kuriu kostiumus, siūnu. Žiauriai, labai gerai. Mes susitikome Comic-Con Baltics 2025 metų renginyje. Ugniukas prie mūsų pribėgo, va tai va kažkur iš mūsų už pečių užgriebė, apsisukam ir kažkaip taip labai lengvai susibendravom. Ja, mes galvojame apkalbinėti socialinės problemas, aspektus, paauglių problemas. Norime labai išplėsti paauglių akiratį ir iš visų žmonių. Kadangi yra galimybė kviesti daug garsių svečių, visai būtų smagu Paul Demiko, Marijoną Mikutavičių. Man labai patinka jo muzika. Man labai patiktų pakviesti tie, kurie domisi muzika ir šiaip menu. Šiaip Free Finger kaip tik būtų mūsų linkmėjai. Nes jisai labai kūrybiškai. Jo, man labai patinka jo to, tipo, ypač videoklipai dainų labai faini. Šiaip tai simtumėm visokių garsenybių, nebūtinai vien tik muzikos, simtumėm ir kažką kitose meno srityse. Gal net iš biznio pabandytumėm. Pavyzdžiui, mūsų amžiaus žmonėm reikia pradėti mąstyti arba net jau rinktis, kuo mums reiks būti užaugusiem. Tai ir apie darbus, ir apie pasirinkimus būtų smagu pakalbėti. Daug kam yra sunku atrasti save ir kas jiems patiktų. Tai gal tokie dalykai padėtų mūsų žiūrovam. Sieksime būti įdomus, smagus, drąsūs, kūrybingi ir išlaikyti jūsų dėmesį. Tikėsime, kad mes jums patiksime. Dirbat LRT, jūs piešiat, jūs muziką kuriat, viską. Kaip jūs randate tam laiko? Kažkaip pavyksta suderinti viską tarpusavyje. Dirbau, tada grįždavau namo, piešdavau, tada dar padainuodavau ant viršaus. Bet jo, buvo pradžioje, mano suždėtinis jis tiesiog yra toksai mano stumikas į priekį, nežinau kaip pasakyti. Tai pavykdavo kažkaip derinti viską ir menus, ir darbą kartu. Tai o tai sužadėtinis irgi dainuoja prie meno kartu? Jisai nelabai jam sekasi dainuoti, jis toksai truputėlį labiau prie kitų sferų, bet jisai turi labai gražų balsą, jisai radijo laidų vedėjas. Turi jisai meninę tokią gyslelę, šiaip labai patinka jo. O kokia ta pirma daina buvo? Pirma daina buvo Labyrinth Jealous ir jinai buvo turbūt blogiausias nufilmavimas, koks galėjo būti. Žiauriai blogas garsas gavosi, blogai nusifilmavo. Tada jūs neturėjote setupą, jo? Aš kaip ir nieko nekeičiau kitus kartus, bet pats pirmas įrašas, žiauriai blogai atrodo, aš nežinau kodėl. Tai va. O galvojate kažkur muzikos karjerą, nes jūsų balsas nuostabus. Ačiū labai. Ar jūs galvojate kažkur toliau su tuo meit? Aš ateity tikrai labai norėčiau išeiti iš komforto zonos ir sukurti daugiau dainų kažkokių, nes aš esu sukūrus vieną dainą, bet universitete ir dabar nes neišėjo jo. Kažkaip norisi dar giliau įeiti ir suprasti, kas man patinka pačiai ir atrasti savo tą stilių. Tai dar kol kas netradau, bet tikrai labai norėčiau kurti jo. Ar jūsų darbas LRT irgi prie meno? Kuom jūs tiksliai dirbate? Taip, aš esu skaitmeninio turinio redaktorė, tai aš tiesiog keliu reelsus į socialinius tinklus. Seniau dar būdavo, kad vizualus visokius darydavau, bet vėliau perėjau realiai tiesiog į reelsų kelimą. Jūsų mama irgi yra labai prie meno, jinai siūna, kaip, jeigu teisingai suprantu. Jinai pati nesiūna, jinai kuria labiau rūbų dizainus visokius ir tada jai jau pasiūna tos drabužius. Jinai jums yra kaip koks nors įkvėpimas. Tikrai taip. Aš labai myliu savo mamą, man jinai didžiausias autoritetas ir tiesiog
nežinau, aš užaugus norėčiau būti kaip mano mama. Jo. O, kaip fain. Dar apie meną kažką, užsiemate kažką dar su menu, kažkuo? Prie menų galbūt tik tai su dainavimu ir su piešimu. Labiau tokių, dar mėgstu lipdyti, labai molį mėgstu, tai lankiausi keramiką, tai buvo labai smagu. Ir dabar tiesiog darau lėlytes visokias. Tiesiog, gal žinot, Coraline filmuką? Tai Tai tokio stiliaus lėles darau, tai irgi labai smagu. Buvau padarius tutorialą tokį pusiau, kaip pasidaryti, tai irgi visai žiūrėjo, bet planuoju dar ateity dar daugiau jų daryti, nes kažkaip pasimeta tarp mano to turinio. Tai. O kokių dar veikėjų lėles gaminate? Daugiau negaminu, tik tai tuo stilium ir tada turiu dar savo tokį stiliuką atradus, kur aš tiesiog vietoj sagučių dedu tokius kaip bumbuliukus, nežinau kaip paaiškinti, tiesiog mielas lėlės. O jūs darote savo personažus ar įmate inspiracijos nuo kitų personažų? Aš tiesiog darau žmonės, tarkim, aš tave pasižiūrėčiau ir pagal tavo išvaizdą, pagal tavo rūbus padaryčiau tokią pat Coraline tipo lėlytę. Tai va. Tai labai ačiū Jums, kad už Jūsų laiką, kad atėjote. Esate tikrai nuostabių talentų žmogus. Labai smagu turėti Jūs studijai. Ačiū labai. Ačiū, kad pakalbinot. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu mes patikome jums, prašau dėkite liuksą, komentuokite. Dalinkitės, nes Jūsų įsitraukimas, tas engagementas yra labai svarbus aspektas, kad mes iš visų komandų taptumėm podcast'o vedėjais. Ačiū labai, tikėkime iki kito susitikimo. Viso gero. Viso geriausio. Mua.